Jau 360 metų turime daug bendro. Gubernija nealkoholinis. Tai Simai, turiu klausimą. Po kiekvieno interviu su tavim pasipila komentarai, kaip jis taip gerai gali lietuviškai kalbėti, kad geriau nei Domantas Sabonis šneka. Paprastai. Paprastai? Pasiėmė, išmokai ir kalbė, ką aš žinau. Kaip nežinau, taip yra, kad tiek metų vis dar žmonės nežino gal to, kad tu puikiai kalbė ir kiek tų situacijų gyvenime yra, kad nustemba atėjus, pavyzdžiui, šiemet grįžai į Lietuvą, į Šiaulius. Ne, būna pasitaiko vis tiek varai kažkur, sakykime, nežinau, kažkokių dokumentų, kur reikia pasipildyti, ar ten pas daktarą kokią nors ten. Ir taip einu, vis tiek sveikinu lietuviškai, viską pradžioje sakau, ko man reikia ir po to duodu pasą ar ID kortelę ir tada užstringa, o jūs čia, iš kur, kaip, kas. Tai būna pasitaiko tokių situacijų, bet tie būna vis tiek daugiau tokie nekrepšinio pasaulyje. Kas keisčiausia, kad paklausius tavo vieną ten paskutinio gal interviu, dar kai Žalgirį buvai 2016 metais, atrodo dabar 10 metų nežaidei Lietuvoje, bet net pagerėjus tą kalbą. Tai čia kas padėjo tai, kad nuolat turėdavai kažkokį komandos draugą šalia, nes visose komandose būdavo kažkas susijusiu su Lietuva. Nemažai buvo jo ir komandos draugų. Vis tiek tų draugų likę čia Lietuvoje daug, su kuo bendraujam. Ir vis tiek skaitau ten naujienų, kokie lietuviškų podcastų, kokių pažiūriu karts nuo kartą. Vis tiek atsiranda vietų, kur girdžiu, kur būna, kai jau, sakykime, komandoje nieko neturi ir ilgai su nieko neskambini, tai vis tiek būna toks užstringa kai kurie žodžiai, jo toks. Bet, nežinau, dar nedingo ir manau, kad ir nedings. Kaip dviračių išmokti? Tikiuosi. Koks ilgiausias interviu, kurį esi davęs lietuviškai? Mes pabandysim, manau, pagerinti. Gali būti, kad pagerinsim. Nemanau, kad kažkokia jau labai ilga. Nežinau, 15-20 minučių gal. Nežinau, ar esu daręs kokią valandą. Abejoju. Tavo žmona irgi buvus krepšininkė, žaidė Lietuvoje Jonavos komandai. Nežinau, ar susipažino Estijoje, ar jau Lietuvoje. Ar jin irgi kalba lietuviškai? Ne, jai sunkiau. Vis tiek vėliau atvarė. Neėjo į mokyklas, ten jau, kad mokinti specialiai kažkur kažką supranta, kai čia gyvenom anksčiau, tada jau buvo geriau, vis tiek dabar pamiršo kažkiek, bet kažką supranta, bet taip nelabai šneka, sakykime. Suradau vieną, gali geros įsipilt pasivaišinti. Skaičiau vieną jos interviu. Tam buvo kažkoks straipsnis, kaip žalgiriečių žmonos susitiko tarpusavį ir žaidė viena prieš kitą moterų lygoje barats. Tam buvo Alvanovo draugė tavo ir Vertsvagaro, man atrodo. Gali būti. Ir jis sakė, kad pažaidžiat kartais vienas prieš vieną ir jinai kažkada laimėjo, tai pasakyk čia visai Lietuvai, tiesa buvo ar melas? Taip tiesa. Taip tiesa. Ar pažaidžiat dar ir šiai dienai? Ne. Bet mačiau po rungtynių, ėjot pamėtyt, tai kuris trajekėlį geriau pataiko. Bet jinai mėgsta krepšinį vis tiek. Būtų ką veikti dar, jeigu reikėtų minusą palošti. Ne, bet. Supratau, štai iškirpsiu. Gerai, tai 10 metų nežaidei Lietuvoje. Taip. Ką naujo čia atradai grįžęs? Nieko. O ko labiausiai pasilikęs? Ne, ką žinau, kaip visur vis tiek tas, sakykime, šalis tobulėja, miestas tobulėja, žmonės, pastatai, viskas vis tiek eina į priekį, lyga. Žaidėjai pasikeitė, teisėjai naujų, viskas taip kažkiek pasikeitė, yra tų senų veidų, kurių matęs ir yra naujų. Nežinau, sunku pasakyti, kas taip pasikeitė, daug pasikeitė, vis tiek viskas. Sakau, tas gyvenimas vis tiek per 10 metų pasikeičia daug, eina į priekį ir kaip ir visur, manau. Ir neįskirtinio kažką Lietuva, kad atsiliko ar kažką, vis tiek, manau, neblogai juda. Kaip ir kalbėjom prieš pokalbį, vienas žmogus iš to praeito etapo Lietuvoje vis tave paminėdavo šį 10-metį, tai
Virgis Šeškus nuolat bandydavo pasikviesti Simą į savo komandas, kas atsitiko, kad taip niekada ten ar neatsidūrė. Buvo kitokių ir turbūt geresnių pasiūlymų, tiesiog manau. Taip, tikrai nemažai kvietė ir bandė, ir tikrai nemažai kalbėjom. Buvo tų vasarą, kur labai stipriai suistengė tikrai. Bet vis atsirasdavo kažkokių ten geresnių pasiūlymų. Nu, sakykim, ten, manau, kai vieną vasarą, kai daugiausia kalbinau, galų gale pasirašiau į Jeruzalemą, tai ten nebuvo labai jau sunkus pasirinkimas. Tikriausiai. Ten ir Spydai, man atrodo, tavo komandos darbas buvo. Okay. Šiaip gal nedaugam žinomas faktas, bet Simas buvo pirmas legionierius Prienų klubo istorijoje. Koks buvo jausmas žaisti vien tik tarp lietuvių visai komandai? Man nebuvo nieko išskirtinio, nes dubleriuose buvau tas vienintelis, paskui ten Kaunas turėjo, bet ir kaip ten buvo komanda, man atrodo, ir ten buvau vienintelis, gal ten paskui sezono galė, gal kažką pasėmė, nepamenu, bet jo, Baltose, Kasparas gal buvo, bet irgi toks pusiau. Savas. Jo. Tai nebuvo man kažko išskirtinio, čia ten gal tiesiog toks, nežinau, vietiniams įvykis kažkoks, kad legionierius, bet nežinau, vis tiek kalbėjo lietuviškai jau tada ir nebuvo kažkokio. Kalbant apie tos trenerius tavo karjeroje, tai tikriausiai pats pirmas buvo tavo tėtis, jei gerai supratau. Ar vienas iš pirmųjų vaikystėje bent jau? Ne, šiaip nebuvo. Vis tiek, sakykime, su tėvu taip, ir su mama, augau salę, jie savo įtaką darė, bet pradžioje turėjau kitą trenerį, toks Olaf Bar buvo, manau, kokios gal 5 metus buvo jisai vienas ir po to jam tiesiog buvo per daug grupių ir jisai jau nebespėjo tarp visų ten eiti ir paprašė mano tėvą, kad ateitų padėti ten 1-2 kartus per savaitę gal. Ir taip ir įkalbino tą tėvą. Tavo tėvas, kaip suprantu, irgi buvo krepšininkas ir net gal su Ginu Rutkausku kažkur prasilenkė, kiek klausiau jo. Vis tiek įsivaizduoju, kad namuose tas žodis krepšinis dažnai skambėdavo. Skambėdavo ir vis dar skamba, vis tiek daug jo. Ir nusakau, kaip ir beveik gimiau salėje, visada buvau šalia arba vieno ar kito. Ir taugumą tą laisvą laiko vis tiek leisdavom salėje arba mamos treniruotė, arba tėvo treniruotė. Pamenu, kad labai norėdavau eiti su tėvu į treniruotę ir visada traukdavo mane ten ir jo. Namie žiūrėdavom Eurolygą, Estijos lygą, viską žiūrėdavom tikrai daug. Tai klausimų didelių nebuvo, ką veiksi užaugęs. Vis tiek norėjai suktis apie krepšinį. Aš manau, kad tiesiog net neatėjo tas mintis, jo, ką veiksiu ar kas būsiu. Tiesiog tai visada eidavo ir taip gavos normaliai kažkaip. Pastaruosius 20 metų esi toks kaip, nežinau, Estijos krepšinio flagmanas Lietuvoje, jeigu galima taip išsireikšti. Noris kažkiek pakalbėti apie tą krepšinį Estijoje. Lietuvoje tai aišku, kad futbolas turi savo sirgalių pusę, bet krepšinis vis tiek tas numeris 1, kokia situacija Estijoje? Irgi, sakykime, futbolą vis tiek žaidžia nedaugiausia, tų vaikų visi eina, vis tiek lengviau pradėti, jau 4-5 metų vaikams vis tiek yra lengviau pradėti tą futbolą ir tas futbolas vis tiek, manau, turi daugiausia tų sportuojančių, sakykime, vaikų ar iš visų žmonių gal. Bet lyginant su žmonių kiek eina žiūrėti, ar krepšinio ar futbolo žiūrovų, tai nėra ką kalbėti. Tiesiog krepšinis aplenkė visus ir pirmą lygą, ir antrą lygą aplenkė futbolo pirmą lygą. Tai tos rinktinės varžybos būna, tik paleidžia bilietus, iškart viskas būna išparduota ir ten nėra kalbų, kas daugiausia, kokią sporto šaką daugiausia žiūri. Norėjau paminėti tos fanus, nes dabar ir Europos čempionatą matęs, nežinau, daugia tūkstantinė minė tikriausiai Latvijai paveikia. Ir tos rungtynės, kai Lietuva nuvyksta į Estiją žaisti, ar tai šitam FIBA langose, matosi, kad tikrai ten tribūnos lūžta, visada fanai Europoje stovėtų, sakyčiau, vis tiek aukštoje vietoje. Ko trūksta tam krepšiniui, kad irgi galėtų kažkokį žingsnelį dėti priekį, kad gerintų rezultatus ateityje?
Jo, ta fanų minija, sakykime, tikrai buvo, sakykime, 2015 jau buvo neblogai Rygoje, 2022 Milane jau buvo labai faina, tikrai ir dabar Rygoje buvo kažkas įspūdingo, tikrai kai kuriuose varžybose, man atrodo, po 8,000 buvo tų sirgalių, tai toj vietoje tikrai gerai, viskas, ko reiktų daugiau, manau, pagrindinė gal 2 dalykų. Vienas reiktų kažką daugiau pasiekti su rinktinė, dar kažkokio išeiti iš grupės, sakykime, ten Europos čempionate. Jo, dar duoti tą vieną tokią papildomą žingsniuką ir antras trūksta vieną tokio gero kalibrio klubą, manau. Kur galėtų europiniam turnyrui žaisti ir vestis. Varžyti, sakykime, ten gerai ir jo, irgi bent jau kovoti gal už kažkokią titulą ar bent aukščiausius vietus. Manau, šito labai trūksta. O šiaip iš to perspektyvos, kuo skiriasi ta Lietuvos krepšinio mokykla nuo Estijos, vis tiek pats augai Žalgirio sistemai, matei viską iš vidaus, gali gal palyginti kažkiek. Mokyklų, taip, nežinau, sunku gal lyginti ar įsiskirti ką nors, bet kažkaip tų vaikų mentalitetas, sakyčiau, yra Lietuvoje daugiau toks, kad aš būsiu krepšininkas. Estija vis tiek toks, nežinau, tas aplamai gal tas toks mintis, kad pažiūrėsim, kas bus, tai tegul plaukia, tegul taro tą, tai ką tas vaikas norės, čia kažkaip, man atrodo, daugiau tas, kad aš būsiu. Ir kažkaip tas naglumas, sakykime, nežinau, tas toks, ko aš noriu pasiekti, aš noriu būti krepšininku, kažkaip, man atrodo, kad tie lietuviai tą kažkaip daugiau turi. Sakai naglumas, bet šiaip to naglumo jums netrūksta, kai žaidžiat su Lietuvos rinktinė, taip žiūrint iš šalies, tai turit kažkokį papildomą stilumą žaidžiant su Lietuva? Ne tik su Lietuva, manau, tas pats būna su Latvijais, tas pats būna su Suomiais, vis tiek ten, sakykime taip, beveik kaimynai su visais būna tas toks kažkoks kitoks jausmas, kai tos varžybos ateina, ypač kai ten ateina tokius didžiausios žvaigždės ar žaisti, tai vis tiek tas atsiranda ir būna toks kitoks skonis. Pats irgi asmeniškai, statistiškai tikrai dažniausiai turi neblogus pasirodymus prieš Lietuvą ir buvo čia net taip seniai tos 2 rungtynės, tai 22, man atrodo, pirmą kartą istorijoje įveikėt Lietuvą draugiškose rungtynėse ir po to 24 jau FIBA atrankos turnyre pirmą kartą oficialiuose, man atrodo, rungtynėse įveikėt Lietuvą Taline, berods Sausakimša arena irgi. Ar kažkur yra įstrigęs tas mačas tau pačiam? Ne, tai kažkiek vis tiek pamenu, taip, ir buvo pirmas kartas ir ten nemažai kalbų buvo apie tai, bet tai nėra kažkas tokio, kad viena iš svarbiausių pergalių mano gal karjeroje, tai to tikrai nemanau, bet, jeigu kažką darai pirmą kartą, vis tiek smagu ir vis tiek atsiminsi kažkiek. Ką įvardintum tą savo didžiausią pergalę? Nežinau, sunku taip. Tikriausiai kažkoks vis tiek šalies čempionatas būtų, nes tų titulų netrūksta, aš įsivaizduoju. Pastarojų metu gal su net nežinau, kur čia, ką tokie. Tos Lietuvos čempionus tikrai visus prisiminsi, ką dar, su rinktinė buvo tokių, su rinktinė gal tie yra tokie geriausios pergalės, kur patekom į Europos čempionatą. Ten būdavo toks, sakykime, tas toks spaudimas ir toks, ta atmosfera tokia buvo sukurta tokia ir 2 kart iš 3 ten žaidžiau, kai patekom ir tikrai tie, sakau, būna tokie, rinktinė turi vis tiek tą kažkokią kitokią skonį. Negaliu sakyti, kad tai yra didesnis ar svarbesnis pergalės, bet kažkaip turi tą tokią. Kalbėjom apie tos žmonės komandose lietuvius, kur tekdavo susiturt. Norėjau apie vieną pakalbėti, Donatą Savacką, kuris irgi buvo Šiaulių žaidėjas ir taip sutapo, kad jūs net keliose komandose buvot komandos draugai. Nors prieš tai buvot visiškai skirtingose barikadų pusėse. Tu žaidai Žalgirį, žaidai Rytę, tie derbiai, visą kitą ir po to susitikot VF, po to Vokietijoje, man atrodo. Ką prisimeni, kokį santykį turit su šio žmonių? Ne, labai gerai sutardavom. Jis už mane 10 metų vyresnis, bet manau iškart, ten, sakykime, beveik nuo pirmos dienos gerai sutardavom ir iki šiol sueinam. Nežinau, nemoku nieko
nieko blogo per daug sakyti, tikrai ten, kai kartu žaisdavom, tikrai nemažai laiko leisdavom kartu ir daug kalbėdavom apie gyvenimą, apie krepšinį, ypač apie Lietuvos krepšinį. Tai smagiai praleisdavom tikrai. Ryškiai asmenybė Lietuvos krepšinį, ypač gal Ryto istorijoje, ten tie titulai, kai laimėjo visus berods 5 per vieną sezoną. Nebuvo pykčių iš pradžių vis tiek, susitiko su skirtingų spalvų marškinėliais? Ne, nebuvo. Nes visiškai kitoj aplinkoje vis tiek varai į užsienį. Man tai buvo dar sakykime, toks pirmas jo sykis į užsienį, tipo į užsienį važiuoti iš Lietuvos po daug metų. Tai, nesakau, visiškai kitokia aplinka ir vis tiek, kai kalbėt savo kalbą, ne ten, kur visi kiti supranta, tai vis tiek duoda kažkokie ryšį, nesakykime, ir, nesakau, nuo pat pirmos dienos jis mane labai gerai priėmė, iškart ten aš atvariau kaip tik prieš Kalėdas, mane pakvietė pas save į namus ir, sakau, iškart nuo pradžių gerai sutardavom ir iki šiol. Ten tada priklausai Žalgirio sistemoje, bet tave vis ar tai skolindavo, ar tu pats labiau, čia buvo iš tavo pusės tas, kad noriu galbūt kur daugiau žaidimo laiką gaučiau išvažiuoti, šiek tiek pasistažuoti, kaip tai vykdavo tie pokyčiai tokie vidury sezono? Manau, tiesiog visi norėjom to, kad žaisčiau kuo aukščiau ir kuo daugiau gaučiau žaisti geroj, sakykime, geresnėje lygoje, ne, kažkur. Tai visus 10 sezonų, kai buvau su Žalgiriu, pradėjau Lietuvoje, bet vidury sezono persikeldavau kažkur. Tai atsirasdavo tiesiog tų pasiūlymų ir tada kalbėdavom ir visada sakydavo, aišku, važiuok. Ir manau, neblogai gavosi irgi. Noriu kažkiek dar į tavo paskutiniosius kelis gal sezonų Žalgirį nueiti. Kaip tik nuskambėjo vienas žmogus dabar Lietuvoje, suskaldęs Lietuvą dėl vieno sakinio. Jis sužaidė paskutinę sezoną Žalgirį, tu irgi tada buvai žaidėjas, po to jis tapo asistentu, po to vyriausiųjų trenerių. Kaip matyti, toje virsmą, nes tiek dabar jau kalbam apie elitinį Europos trenerį. Jis tada, kai jau paskutinę sezoną žaidė, tai, nežinau, vis tiek visi jau kažkiek kalbėjo, kad jis vis tiek bus treneris, nežinau, ar jis pats to tikėjo, bet toks bet visi aplinkui jau žinojo. Bet jau visi aplink sakė, vis tiek bus treneris. Ir vis tiek bus geras treneris. Tai toks, nežinau, kažkaip, kan natūraliai, manau, jam gavos tas ir gerai gavos. Šiaip nedažnai būna, kad dažniau tiksliau būna, kad jeigu geras žaidėjas, tai prastesnis treneris, arba jeigu geras treneris, dažnai nebūna geras žaidėjas galbūt. Jis toks, galima jau dabar konstatuoti, kad tapo ir gerų žaidėjų, ir gerų trenerių, kaip galvoju, kokios tos savybės labiausiai lėmė tą. Aš manau, jis nebuvo tiesiog geras treneris, jis buvo toks generolas aikštelė, vis tiek tas žaidėjas, kur visiems sakydavo, kur reikia eiti, kaip reikia būti. Ir, tai jau turi kažkiek to trenerio, to, nežinau. Mentaliteto. Jo, mentaliteto ar kažkokio to, kaip reikia aiškinti ir ką daryti. Tai, sakau, mano nuomonė, jam tai labai natūraliai gavos ir kaip matom visi, tai ir labai gerai gavos. Kitas žmogus, kur irgi panašiai labai situacija, kur pradžioj susitikai kaip komandos draugas, tai Darius Songava, kuris grįžo sužaisti savo paskutinį sezoną Žalgiryje. Tu buvai dar labai jaunas, jis jau buvo veteranas, ar dar labai apstumdavo tave per treniruotės? Sakykime, masės skirtumas buvo didžiulis. Tai stumdavo tikrai. Vis tiek ir pozicija panaši, tai tikriausiai tekdavo. Jo, tekdavo vis tiek vienas prieš kitą irgi žaisti ir nemažai ir stumdyti. Ne, tai aišku, ten Jankūnas buvo ir Songaila, tai ten tikrai būdavo ką veikti. Ir Alkūnė sugerti tekdavo tikriausiai. Pamokų nemažai tikrai gyvenimo. Ir aikštelė, ir už aikštelės ribų. Tai ne, sakau, geri laikai buvo, tikrai buvo tau ką pasimti. Kiekvieną dieną stengdavau būti kuo daugiau, 1,5 valandos prieš treniruotę jau bandžiau būti salėje visada kiekvieną dieną, kad nepraleist nieko ir kad viską girdėti, ką šneka ir pamatyti, ką jie daro ir iš jų kiek įmanoma daugiau pasimti. Paminėjai tas pamokas, gal kažką atsimeni, ką būtent pasiėmė iš tų veteranų? Nebūdavo tokių, kad
nežinau, tą reiktų dabar taip ir tu, ar ten kažkokią knygą vartydavom 2 kartus. Stebuklingą knygą. Ja, tiesiog tu pajauti, žinai, kaip jie žaidžia, kaip jie kažką daro, kaip jie kažkokią poziciją užėma, kaip jie tave uždengia kažkur, tokie niuansai, sakykim, tai tu vis tiek, jeigu tave kiekvieną dieną drožia, tai jeigu bent kažkiek nori, tai vis tiek išmoksi iš jų. Tai manau, vis tiek tas visa kova su jais vis tiek daug davė. Kalbėjai apie Šarą, kad kaip ir buvo aišku, kad jisai taps treneriu, ar buvo galima numanyti, kad Darius taps treneriu po to? Nežinojau tikrai, jis iškart tapo asistentu irgi, bet nebuvau tada jau taip užtikrinęs, kad jis bus vyriausiu treneriu, tikrai nežinojau ir nepamenu kažkokių kalbų, kad ar jis labai norėjo, ar nenorėjo, ar dvejojau, tokį kažkaip nepamenu, bet nebuvau tikrai užtikrintas. Gal net buvo kažkiek keista pradžioj, kad jis iš karto atėjo į asistentų toks. Stebino. Treneriui buvo toks, bet sakau, irgi kol kas gerai gaunas. Šiandien jis vėl tavo treneris, tik jau pagrindinis treneris Šiauliuose. Kokį matai pokytį nuo jo, kai jis buvo prieš 10 metų ir dabar? Dabar matau, kad jisai tikrai daug dirba, žino, ko nori. Manau, jis turi aiškiai kažkokią tikslą, ko jis savo yra įkėlęs ir link to eina. Jis tikrai... Sakykime, jis yra pakankamai reiklus, iš tavęs reikalauja daug, bet tai nėra toks, nežinau, kur kenčia, ar tu jauti kažkaip blogai. Tu supranti, kad net ir ką nors jis kartais per varžybos apriekia toks, tu jauti, kad tai yra tas, kad jisai nori tau gero. Tai manau, ten labai jis, nežinau, ar patobulėjo, ar tą gerai išmoko kažkaip. Bet man pavyzdžiui, šitą pusę labai patinka, kad, ir manau, tai yra dalis to, kad jisai nori kažko pasiekti, nori pats augti kaip treneris, vis tiek jam yra 1 metai kaip vyriausias treneris, tai irgi, manau, dar toli gražu iki to, ko jis nori būti, bet manau, jis bus tikrai aukšto lygio kažkur. Daug kas mini tą jo tokį, kaip pasakyti, bendrą darinį ir amerikietiško krepšinio, ir europietiško, ar gali su to sutikti? Nes jis vis tiek patirtį kaupia ir NBA asistentų spurstus ir Europos. Vis tiek aš manau, mūsų tas žaidimo stilius yra toks nestandartinis, kad Lietuvos lygoje vis tiek turim tokių įvairių ten, nežinau, tokių, sakykime, ten užtvarų visokių, kur reikia daryti, kur, ne visi daro tiesiog ir manau, jau kai kas jau pasėmė iš jo irgi tų tokių niuansų mažų, kurie ir dabar jau naudoja, tai turi jis tikrai tų savo, sakykime, triukų tokią, kur pasėmės iš visur, tikrai turi tą amerikonišką kažkokią. Turime tą žodį Lietuvoje, kaip vadinam tos triukus, bet negalima garsiai. Aha, gerai. Ja, įsivaizduoju. Kur matytum jo galbūt kaip trenerio? Sunku, aišku, labai nuspėti, bet tas lubas, į kurią jis labiau pusę galvoja galėtų linkti, ar į Eurolygą, ar į NBA, kaip tavo matymą? Aš manau, jis tą NBA tiek daug metų matęs, jis ir ten tiktų su savo savybėmis. Jis vis tiek moka elgtis, moka babūti, aš manau, jis ten sugebėtų, ten aišku, nerealiai sunku turbūt papult, bet matėm, Izalo, Splitteris, taip. Yra tų pavyzdžių ir nežinau, gali tikrai pavykti, manau. Okay. Dabar grįžtant prie tavęs, daug kartų žaidėjai šitoje arenoje, vilkėdamas kitų komandų marškinėlius, kokie gal prisiminimai aplanko, nežinau, apie fanus, apie kultūrą, grįžus čia. Jo, tikrai teko porą kartų žaisti. Ir su vyrom komandom. Senoj salėje dar teko žaisti porą kartų. Tauro salėje žaidai? Jo. Oho. Ten buvo... Tai gerai, o ten kokie kitokia atmosfera. Čia su Žalgiriu? Ne, manau, su baltais? Ten su kažkokiais kitais gal. Čia gal paskutiniai metai buvo prieš arenos pastatymą. Gali būti.
Nežinau, čia ką. Niekada nebūdavo čia lengva žaisti, vis tiek visada tokia... Žinojai, kad bus sunku čia, nesvarbu, su kokia komanda atvarydavom. Ar su Žalgiriu ten po Eurolygo atvarydavom, ar su ten Kauno, ar su kokia Baltais, ten vis tiek visada būdavo sunku. Su Vefu žaidėm vieną kartą. Čia ta Pebelo ketvirtą, man atrodo, ne? Jo. Tai ir ta atmosfera visada būdavo čia smagi, ta salė, man patinka kažkaip tokia jauki. Ir kaip, aišku, kai tai yra tavo salė, tai dar smagiau, bet kai atvarai, kai varžovas, tai irgi toks, nėra, sakykime, skarbonkė ar kažkokia ten. Taip, bet gal čia blogai, žinai, jeigu atvyksti tu kaip svečių komandai prastas sąlygas, tai tau sunkiau ten žaisti, dabar visiems per gerai. Ne, sakau, visada vis tiek būdavo sunkius tos varžybos, sakau, nesvarbu su kokia komanda ar su kokia sudėtim atvarydama, visada reikėdavo čia kovoti ir kapoti. Kokį pamatei klubą čia atvykęs? Nemažai čia tų pažįstamų veidų, ir Vaidas, ir Darius, ir Ginas. Ką pamatei čia atvykęs, kokį įspūdį iškart susidarei? Pozityviai, manau, viskas buvo. Aišku, ta trauma truputį ten, ne į vietą, sakykime, ir ne laiku, bet taip jau būna sporte, bet šiaip sąlygos, sakyčiau, viskas labai tvarkoji, tikrai. Ir sakau, ta salė tokia smagi, Rūbinė, Normalė, žmonės, geros, ką žinau, kaip pavadinti. Tai tas darbas vyksta, matos, yra tų kalbų, kad nori dar tobulėti, kažkur eiti, gal į Europą, tai, prasme, manau, dirba į kažkokią kryptį ir bent turi kažkokią viziją ir eina link to. Tai aišku, yra ko pagerinti, bet nėra kažko, kur reiktų sakyti, kad čia tas jau katastrofa jau. Tai, manau, susitvarkės neblogai ir yra kur tobulėti, bet aplamai geras įvaizdis tikrai. Sezonas, taip žiūrint į klubinį krepšinį, jau artėja prie pabaigos, prasidės greit atkrintamos. Klubas Šiaulių anksčiau būdavo nuolatinis tų medalių prizininkas, nuolat bronzą metai iš metų, dabar jau virš 15 metų nėra medalio. Kaip galvoji, kas svarbiausia tose sezono pabaigose, ko labiausiai reikia, kad tu galėtum sėkmingai užbaigti tą pabaigą? Vis tiek esi daugybėj klubų žaidęs, daugybėj Europos valstybių, įvairių situacijų, tikriausiai kokį pagrindinį galbūt esi pasisėmęs tą variklį. Ta komanda turi būti tokia vieninga ir turi norėti tikrai. Aš manau, mes turim tą vieningą komandą, manau, ir visi supranta, kad tai daug metų neįvyko, kažkokie, sakykime, ten pasiekimas, ką nors. Tai, manau, yra tų alkanų žmonių ir yra to noro, tikrai, kaip bus, sunku pasakyti, bet manau, esam neblogai padėti gal. Bet tie play-offai visada tokie neatspėjami. Tai, bus sunku, bet sunku visiems. Tai dėl to ir yra įdomu ir bus matyti, kaip bus. Dirbsim, ruošiamės. Aišku, dar reikia žaisti reguliarius, baigti. Normaliai, sakykime, bet ten vis tiek reikia kovos, ten dar žaidimas truputį skiriasi negu reguliariam sezonui. Kaip įvertintum tai, kad tie klubai 3, Neptūnas, Lietkabelis ir Šiauliai, kurie didžiąją sezono dalį galbūt sėkmingai gana žaidė, dabar paskutinės 2 savaitės vien tik pralaimėjimas praktiškai pasirenka. Kodėl tavo manymu taip? Jo, keista irgi truputį jo, kad visi taip pat. Jo, atrodo visi nenori medalio. Nežinau, gal iš vienos pusės tas toks spaudimas, kad visi turėjo tą šansą taip paput arba, sakykime, vieną vietą aukščiau visada, ne? Lietkabelis turėjo šansą būti 4, mes turėjom šansą tapti 3, Neptūnas gal nenorėjo iškristi, vis tiek turėjo visi tą tokį lengvą spaudimą kažkokią ar tokią tą
norą kažką daugiau pasiekti. Iš kitos pusės tos komandos, kur ten žemiau, jiem irgi kažkiek subiniuks tega. Tai reikia laimėti. Tai, taip gaunas, manau, tiesiog. Kad visiems taip pat gaunas, čia tikrai keista, bet tom ir sportas ir krepšinis yra gražus, kad niekad nežinosi, kas bus. Laukia tikrai įdomi, manau, pabaiga sezono. Kalbant apie tave patį, visada įdomu sužinoti, ką krepšininkai galvoja, žvelgiant į ateitį, baigus karjerą, ar turi kažkokį planą. Žinau, kad vienas tavo buvęs partneris aikšteliai turėjo ir krevečių verslą. Kitas galbūt su statybom dirba dar kažką. Ar tu turi kažkokią numatęs veiklą? Žinau, kad turi krepšinio puslapį Estijoje, nežinau, ar dar ta veikla veikia, ar čia praeities jau kažkoks dalykas. Buvo, baigęs. Jo, baigęs, su COVID-u baigęs, ten padarėm pauzę ir neišėjom iš pauzės iš atostogų. Kas nepavyko? Sakau, šiaip viskas gerai gavosi ir įdomu buvo, bet kaip tik tuo pačiu momentu, kai tas COVID-as atėjo, tuo pačiu momentu ir vienas sutartis baigęs, sakykime, kur daugiausia ten reklamos atnešė. Ir buvo tie tokie neaiškus laikai ir, sakau, buvo pauzė ir taip ir liko ta pauzė, kažkaip neišlipom. Visi rado kažką kitą, ką daryti ir taip ir liko ten. Bet manau vis tiek didžiausia galimybė, kad ateitis bus vis tiek kažkur aplink krepšinį. Turiu tokiam mažam miestelį kaip Haapsalu, Estijoje krepšinio, nežinau, sakykime, klubą. Akademiją gal dar sunku vadinti, bet kažkur mintyse matau, kad galėtų ten būti kažkokia akademija. Yra vyrų komanda, žaidė šiais metais antroje lygoje, bet dabar iškrito truputį. Nieko. Nieko tokio, sakau. Ar tie vaikai vis tiek pradėjom nuo nulio, tai tie vyriausi vaikai čia per 5 metus dabar tam mini klasė, sakykime, tokie 12-13 mečiai ten vyriausi, tai dar vis tiek užtruks jau bent jau 5-8 metus, kol jie augs iki to, kad galėtų žaisti, nežinau, kad tam antroji lygo ar pirmoji lygoje. Tai čia yra viena pusė ir man labai patinka ten tą viską daryti, pamatyti, kaip viskas ten auga, kaip tie vaikai auga, tobulėja, smagu matyti ir smagu dadėti ir padėti kiek įmanoma. O ar tai bus pagrindinis, ar bus kažką kito, čia jau neatspėsi, nežinau. Minčių netrūksta. Milijonas, duokit milijoną, padarysiu, bet kai bus, tai bus pamatyti tada, kai jau baigsiu. Bet kaip suprantu, labiau į tą vadybinę tokią pusę žiūri, ne į trenerį. Taip. Nebus taip, kad kitą sezoną ar dar kitą kažkas ateis į aikštelę ir žiūrės, tu kaip Darius Songaila štabe. Šiuo momentu labai abejoju, bet nesakau, kad nieko nebus, nežinau. Sakau, sunku atspėti, kas bus. Šiuo momentu man neatrodo, kad tai būtų iš vis įmanoma, bet gyvenime viskas gali atsitikti. Keistas ar nekeistas dalykas, bet paskutinį kartą Estijoje žaidėjai 2005 tikriausiai ir 2006 metais, tai realiai prieš 20 metų. 20 metų praleidai užsienio komandose. Taip. Ar turi kažkur ten tikslą dar ten sužaisti? Nežinau, kaip tik toks dvejonė tokia. Ar žaisti paskutiniais metais ir pabandyti laimėti čempionų titulą, kaip Darius arba Šaras padarė su Žalgiriu, arba kaip tik buvo toks išskirtinis ir niekad nežaisti nekartą. Tai dar nežinau, dar neapsisprendžiau iki galo. Irgi turbūt priklauso kokie tie, nežinau, ar pasiūlymai ateis, ar kokia galimybė atsiras, sakykime, jau tai į sekančią etapą gyvenimo, ne jau tą krepšininko. Tai turbūt ten irgi kažkoks toks niuansas kažkur slėpia. Bet ar negalvoji, kad jeigu nesužaistum, tai po to liktų kažkoks, nežinau, gailestis, kas jeigu? Nemanau. Nematau, ko ten labai
kad netapau Estijos čempiono ir kad niekad nežaidžiau, nežinau. Ne, nemanau, abejoju. Gerai, o kalbant apie Estijos rinktinę. Ar irgi žinau, kad Mindaugas Kuzminskas prieš baigdamas karjerą rinktiniai turėjo dar svajonę, kad ta atranka į olimpiadą ir tie metai būtų jam paskutiniai, kad paskutinė olimpiada dėja gavos kaip gavos. Ar tu turi kažkokį dar tikslą rinktiniai, ką norėtum pasiekti? 2009 čempionatas Taline. O gal 28 Los Andželo olimpinės? Būtų gražu, ne. Jo, taip. Ir tas. Būtų gražu, bet nežinau, labai toli 29 kažkaip pradedu abejoti, jo, dėl to ar pavyks ar nepavyks. Tai čia gal vienintelis toks, kur būtų jau tikrai, ten jau būtų gražu baigti, bet nežinau, ar atimsiu iki to. Tai palinkėsim sėkmės datremt ir olimpiadą, ir Europos čempionatą, ir geros sezono pabaigos Šiauliuose. Ačiū. Dėkoju. Jau 360 metų turime daug bendro. Gubernija nealkoholinis.